Girdėjau, rytoj į darbo pokalbį varai. Koks tavo reikalas? Kaip tai koks reikalas? Taigi noriu tau padėti, patart, ką darbo pokalbį reikia sakyti. Žinai, aš esu protingas žmogus. Nu, papasakok, ką tada apie save sakysi? Galiu apie save pasakyti, mano charakteris koks yra. Aš labai geros širdies. Aš nemėgstu žmonių kontroliuoti. Tai kaip suprantu, ne į vadovo postą varysi? Aš niekada nelysiu į akis žmogui. O ką atsakysi, jei paklaus, ar užsiemi pašaliniais darbais? Aš niekad neužsiimu. O jeigu pavargsi dirbt, ką sakysi? Jeigu aš pasakiau viskas baigta, aš ir viskas baigta. O jei paklaus, ar geri? Aš neturiu tokios ligos. Aha. O jeigu, tarkim, vėluos atlyginimas? Skolingas man pinigų, aš eisiu aiškytis dėl tokių dalykų. O jeigu paprašys viršvalandžius padirbt? Aš negalėčiau taip daryti. Nusakys pavyzdžiui, Petrai, mes nespėjam, reik padirbėt. Čia tavo problemos, susitvarkyk pats. O tu nemanai, kad darbdavys nusimins išgirdęs tokius žodžius? Kaip tik džiaugsies ir nachui tave pastumė.